Labą dieną, aš esu Irena Malašauskienė. Norėčiau Jūs pamokinti, kaip teikti pirmą pagalbą staiga susmukusiam žmogui. Ar mes galėtume suteikti jam pirmąją pagalbą ir ar mokėtume tą padaryti kokybiškai, efektyviai, kad kuo greičiau žmogų išgelbėtume. Pirmiausia, turime įsivertinti aplinkos saugumą. Ar mums yra saugu eiti, teikti tam žmogui pagalbą? Šalia susmukusio žmogaus esantis šuo, netgi katinai yra mums nesaugu. Galbūt žmogus susmuko pavojingoje vietoje gatvėje ir mes teikdami pagalbą galim pakliūti po automobiliu. Galbūt žmogus susmuko kažkokiam pavojingam aukštyje, kur tik gelbėjimo tarnybos gali padėti. Visą laiką įsivertinam saugumą. Įsivertinę saugumą, eisime teikti pagalbą. Pirmiausia, priklaupę prie žmogaus, įsivertinam žmogaus sąmoningumą. Tai mes paimam už pečių ir pajudinam. Paklausim, kas atsitiko. Dėl ko judiname? Dėl to, kad labai daug Lietuvoje yra kurčnebylių. Pajudinę pečius, kas atsitiko, įsivertinam, ar žmogus sąmoningas ar ne. Tai yra, jis mums atsako, atsimerkia. Jeigu to nieko nėra, mes kviečiam pagalbą. Mes galim rėkti pagalbos, pagalbos. Tada atveriam kvėpavimo takus. Tai dedam ranką ant kaktos, atlošiam galvą. Už smakro patraukę, atveriam burną ir pasižiūrime, ar nėra svetimkūnių. Jeigu matome svetimkūnį, tai kąsnį burnoje, ten sutrupėjusius dantų protezus, juos turėtume šluojamojo judesiu išimti. Jeigu kvėpavimo takai yra atviri, tai mes tada priglundam prie paciento. Mūsų ausis nuo paciento burnos turi būti per saugų atstumą, tai maždaug 10 cm aukštyje. Ir turim pasilenkti prie žmogaus, turim girdėti, jausti šiltą srovę, girdėti kvėpavimą ir stebėti krūtinės ląstą arba pilvą, ar jinai kilnojasi. Ir apie 10 sekundžių turim vertinti, ar žmogus kvėpuoja ar ne. Jeigu per 10 sekundžių mes neišgirdome, kad žmogus kvėpuoja, nejaučiam tokios šiltos srovės kvėpavimo ir nesikilnojo krūtinės ląsta bei pilvas, mes tada konkrečiai žmogui, kuris atėjo mums į pagalbą, pasakome, kviesk greitąją pagalbą, nešk defibriliatorių. Ir pradedam pradinį gaivinimą. Žmogaus krūtinė, kuriam mes pradėsime pradinį gaivinimą, turi būti apnuoginta. Tai visus drabužius pakeliam į viršų. Atsimatuojam paspaudimų vietą. Tai yra 2 pirštai nuo krūtinkaulio apačios, dedamas delno pagrindas, va šis pagrindas, ant krūtinkaulio. Toliau kita ranka yra suneriama ant pirmosios rankos ir matote, pirštai yra pakelti. Toliau mes priimam patogią padėtį, mūsų pečių juosta turi būti lygiagreti krūtinkaulių žmogaus. Rankos turi būti statmenai ir nelinkti masažo metu per alkūnes. Įspausti krūtinę turim apie 5-6 cm. Kiek jinai įsispaudžia, tiek turi jinai šokti. Per 1 minutę mes turim padaryti apie 100-120 paspaudimų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iš viso krūtinės paspaudimų turi būti 30. Padarius 30 paspaudimų turėtume 2 kartus įpūsti. Dedame ranką ant kaktos, 2 pirštais suspaudžiame nosį, kita ranka atidaro burną, tai yra paimam už smakro ir įpūsim, apglėbę gerai savo burną žmogaus burną, įpūsime jam oro. Papildomai mums įkvėpti nereikia, tiek kiek mes turime, tiek jam ir įpučiam. Ir tai daroma 2 kartus. Padarę 2 įpūtimus, mes tęsime krūtinės ląstos paspaudimus. Ir tai padaroma 30 paspaudimų, 2 įpūtimus. 5 kartus padarius tą visą paspaudimų ir įpūtimų santykį, mes įsivertinam, ar žmogus atsigavo ar neatsigavo. Gaivinimo pradžioje aš paprašiau iškviesti greitąją pagalbą ir atnešti defibriliatorių. Tai dabar įsivaizduojame tą dalyką, kad kažkas mums defibriliatorių atnešė. Tai vadinasi, mes esam dviese. Tai įsivaizduokite, kad vienas žmogus ir toliau atlieka masažą ir įpūtimus. O aš bandysiu prijungti išorinį širdies defibriliatorių, kuris skirtas visuomeniai ir kiekvienas, nebijokime jo panaudoti. Mes atidarome defibriliatorių ir jį įjungiam.
pagalbai. Įjunkite elektrodų jungtį į aparatą. Prašau, kiekvienas turi jungtį, mes jį įjungiame. Suaugusiųjų režimas. Pašalinkite visus drabužius nuo krūtinės ir pilvo. Pakėlėm. Jei reikia, nuplėškite. Išimkite elektrodus esančius aparato apačioje. Atplėškite elektrodų pakuotę. Žiūrėkite į ant kiekvieno elektrodo esančius paveikslėlius. Nuplėškite elektrodą pažymėtą vienetu ir priklijuokite jį prie nuogos odos taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Nuplėškite elektrodą pažymėtą dvejetu ir priklijuokite jį prie nuogos odos taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Nelieskite pacientų. Analizuojamas širdies ritmas. Vadinasi, tas, kuris masažavo, jis neliečia pacientą, atsitraukia. Šokas nerekomenduojamas. Pradėkite reanimacinį gaivinimą. Paspauskite žybsintį mėlyną mygtuką, kad įjungtumėte reanimacinio gaivinimo nurodymus. 1. Ir dabar aparatas pasako, kad vėl reikia tęsti gaivinimą, šoko nereikia, ne visada reikia gaivinant žmogui daryti elektrošoką vadinamą. Ir tas žmogus, kuris masažavo, arba aš, kuris atnešiau išorinį defibriliatorių, pradedu masažą. Paspaudė mygtuką, kuris rodo ritmą, kokiu ritmu mes turime daryti krūtinės paspaudimus. Po to, po 2 minučių aparatas vertina ir jūs įsivertinkite. Kada žmogų gaivinsime? Gaivinsime žmogų tol, kol jisai atsigaus, gaivinsime tol, kol atvažiuos greitoji pagalba, gaivinsime tol, kol mes neteksim jėgų. Rekomenduojamas defibriliacijos šokas. Pasitraukite nuo paciento. Paspauskite žybsintį oranžinį mygtuką. Matot, jisai mirksi, Tęskite šoką. nesiliečiam prie paciento ir paspaudžiam mygtuką. Atliekamas šokas. Pradėkite reanimacinį gaivinimą. Paspauskite žybsintį mėlyną mygtuką, kad įjungtumėte reanimacinio gaivinimo nurodymus. Po šoko tęsiam pradinį gaivinimą. Kada žmogus susmunka, mums labai svarbios pirmosios 4-5 minutės. Svarbios dėl to, kad masažo metu mes aprūpiname organizmą deguonimi. Ačiū visiems už dėmesį, linkiu nesusirgti ir būti sveikiems.